Labą dieną visiems. Šiandien turim 111 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome apie Lietuvos ūkį ir visuomenę XIX amžiaus viduryje. Šį kartą pakalbėsime apie carizmo politiką ir kovą už valstybės atkūrimą XIX amžiaus viduryje. Pirmiausiai apie 1830–1831 metų sukilimą Lietuvoje, Lenkijoje. Taigi 1830 metais Europą sukrėtė Liepos revoliucija Prancūzijoje. Revoliucija pavergtų tautų judėjimą skatino ir Rusijoje. Caro vyriausybė prie Lenkijos sienų sutelkė kariuomenę, rengdamasi pasiųsti ją į Europą slopinti revoliucijos. Plito kalbos, kad slopinti revoliuciją teks ir Lenkijos kariuomenė. Dėl to būsiąs mobilizuotas jaunimas. Tai ypač paaštrino padėtį. 1830 metais lapkričio mėnesį slaptos Lenkijos organizacijos pradėjo sukilimą prieš Rusijos valdžią. Grupė jaunų Lenkų armijos karininkų sukėlė maištą ir per vieną naktį iš lapkričio 29 į 30 sugebėjo patraukti į savo pusę Varšuvą. Parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo iš rusų caro buvo atimtas Lenkijos karalystės sostas. Kadangi Lenkams Vienos kongreso nutarimu buvo leista turėti ne tik konstituciją, bet ir savo kariuomenę, tai sukilimas virto reguliarių kariuomenės dalinių kova. Prasidėjus sukilimui Lenkijoje, vis labiau ėmė bruzdėti valstiečiai, ypač žemaičiai. Iš Liepojos į Žemaitiją pradėjo plaukti supirkinėjami ginklai ir šaudmenys. Vis dažniau ginkluotos grupės prasiverždavo į Lenkijos karalystę. Vasario 9 dieną, išėjus rusų valdžios įsakui dėl rekrūtų ėmimo, vyrai ėmė bėgti į miškus. Ankstyvą 1831 metų pavasarį įsiliepsnojo sukilimas ir Lietuvoje. Sukilėliai nuo caro valdžios išvadavo beveik visą Lietuvą. Didesnės rusų kariuomenės dalys tebebuvo likusios Kaune ir Vilniuje. Sukilimo Žemaitijoje slopinti iš Kauno buvo pasiųstas 1000 karių dalinys su 4 patrankomis, tačiau sukilėliai privertė jį pasitraukti į Prūsiją. Balandžio mėnesį sukilėliai bandė paimti Kauną ir Vilnių, bet tai jiems nepavyko. Iš Lenkijos Lietuvos sukilėlius paremti buvo atsiųstas reguliariosios 12 700 karių dalinys. Jam vadovavo generolai Antanas Gelgaudas ir Dezideras Chlapovskis. Vyriausiasis Lietuvos sukilėlių vadas buvo Gelgaudas. Sukilėliai paėmė Kauną ir patraukė į vakarus, o paskui pagrindinės jų jėgos pasuko į Vilnių. Birželio 19 dieną miesto pakraštyje Paneriuose įvyko mūšis. Sukilėliai
patyrę daug nuostolių, pasitraukė. Jų kariuomenė stengėsi sugrįžti į Lenkiją. Maža dalis prasimušė į Varšuvą, o diduma, prispausti prie Prūsijos sienos, ją perėjo, bet buvo sulaikyti ir nuginkluoti. Vienas karininkas, nusivylęs Gelgaudu, jį nušovė. Tikėdamiesi žadėtos caro amnestijos, iš sukilimo pasitraukė dauguma dvarininkų. Žemaitijos centre valstiečiai pakėlė maištą prieš sukilimo vadovybę, sudarytą iš sulenkėjusių bajorų. Sukilėliai bajorai jėga slopino tokius pat sukilėlius valstiečius. Valstiečiai ir Žemaitijos bajorai buvo nepatenkinti sukilimo vadovybė dėl to, kad dauguma bajorų siekė tik vėl susijungti su Lenkija, o apie baudžiavos panaikinimą negalvojo. Kaudamiesi su gausesnėmis rusų kariuomenės jėgomis, prastai ginkluoti, be vieningos vadovybės sukilėliai pralaimėjo. Rudenį caro kariuomenė sukilimą nuslopino, nors vienas kitas sukilėlių būrys miškuose kovojo iki 1832 metų pavasarį. Nuslopinusi sukilimą, rusų valdžia ėmėsi žiaurių veiksmų prieš Lietuvos, ypač Žemaitijos gyventojus. Ji uždarė daug vienuolynų ir bažnyčių, pastarąsias vertė cerkvėmis. Valstiečiai vėl pajuto baudžiavos sunkumus. Buvo faktiškai panaikinta Lenkijos karalystė, jos kariuomenė, konstitucija. Dauguma jos teritorijos padalyta į gubernijas ir įtraukta į Rusijos imperiją. Lietuva ir Lenkija buvo nuniokotos, daug žmonių žuvo sukilime, o dar daugiau buvo ištremta į Rusijos gilumą. Į ištremtųjų vietas atkelta rusų kolonistų, kurie turėjo tapti caro valdžios atrama. Daugelio sukilime dalyvavusių bajorų dvarai buvo konfiskuoti. Norėdama užgrobtus kraštus priartinti prie Rusijos, rusų valdžia sustabdė Lietuvos statuto galiojimą 1840 metais. Vietoj jo buvo įvesti rusų įstatymai. Apie pasipriešinimą carizmui XIX amžiaus viduryje. Sukilimo pralaimėjimas nenutraukė kovos prieš rusų valdžią. Veikė kelios slaptos organizacijos. Vilniaus medicinos chirurgijos akademijos studentai 1836 metais įkūrė slaptą Pranciškaus Savičiaus vadovaujamą draugiją, vėliau pavadinta Demokratinė draugija. Jos programoje akcentuota savijaukla, moralinis tobulėjimas, kova su savivalia, luomų lygybė, labdara, religinė tolerancija. 1837 metais draugija susisiekė su Simonu Konarskiu, Lenkų emigrantų organizacijos, kabutėse, Jaunoji Lenkija, emisaru. Jis ėmė vienyti Ukrainos, Gudijos, Lietuvos studentų ir bajorų grupes į vieną politinę organizaciją. Ji turėjo parengti naują sukilimą prieš Rusijos valdžią. Tačiau 1838 metų pavasarį sąmokslas buvo susektas. Konarskis, Savičius, kiti studentų lyderiai buvo areštuoti. Po ilgo tardymo karo teismas 26 studentus atidavė į kariuomenę, o Konarskį nuteisė sušaudyti. Bausmė buvo įvykdyta 1839 metais vasario 15 dieną Vilniuje. Rusų valdžia uždarė Vilniaus medicinos chirurgijos akademiją, o studentus išskirstė po Rusijos universitetus. Tačiau ir toliau kūrėsi naujos slaptosios organizacijos. Pati reikšmingiausia buvo brolių Pranciškaus ir Aleksandro Dalevskių
suorganizuota kabutėse Lietuvos jaunuomenės brolybės sąjunga, veikusi 1846–1849 metais ir rengusi naują sukilimą Lietuvoje. Pagrindinis rengiamo sukilimo tikslas buvo išsivaduoti iš rusų priespaudos ir atkurti valstybę. Tačiau caro žandarai sukilimo rengėjus susekė ir ištrėmė į Sibirą. Savita pasipriešinimo forma buvo blaivybės sąjūdis. Lietuvoje girtuokliavimas buvo įsigalėjęs ne tik tarp bajorų, bet ir tarp valstiečių. XIX amžiaus pirmoje pusėje kiekvienas dvaras turėjo savo degtinės varyklą ir po kelias karčiamas. Jos duodavo didžiulį pelną, tačiau XIX amžiaus viduryje popiežiaus Pijaus IX paraginti dvasininkai ėmė skelbti blaivybę. Vyskupo Valančiaus pradėtas blaivybės sąjūdis greitai išplito Lietuvoje. Dauguma tikinčiųjų pasižadėjo niekada negerti. Apie 80% Žemaičių vyskupijos gyventojų tapo blaivininkais. Norėdamas išnaikinti visas nuo rusų valdžios nepriklausomas organizacijas, Vilniaus generalgubernatorius Muravjovas blaivybės brolijas uždraudė 1864 metais. Po uždarymo ilgą laiką Lietuvoje nebuvo jokių organizacijų. Klausimai ir užduotys. Pirma, trumpai papasakokite apie 1830–1831 metų sukilimą Lietuvoje, Lenkijoje. Kokios buvo 1830–1831 metų sukilimo priežastys, padariniai. Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie pasipriešinimą carizmui XIX amžiaus viduryje, kaip Lietuvos visuomenė priešinosi caro valdžiai, nuslopinus 1830–1831 metų sukilimą. Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.